Šiandieną noriu dar kartą, 100 kartą pakalbėti apie tai, ką reikia daryti, apie sistemą, kuri garantuoja 15 000 eurų per mėnesį ir daugiau. Kaip organizuoti verslą, kad gautume nuo 15 000 eurų per mėnesį ir daugiau. Mane Ringutė. Ir, žodžiu, svarbiausia yra duplikacija. Tai yra atkartojimas tų veiksmų, kuriuos daro žmogus, kuris tai pasiekia, jeigu po jo esantys žmonės atkartos būtent tuos žingsnius, tai yra įmanomas toks variantas. Dabar einam prie to, ką reikia daryti. Pirmiausiai reikia pakviesti, iš tikrųjų tai kviečiame verslą labai daug žmonių, bet šita sistema pradeda veikti, kai į verslą mes pakviečiame 5 lyderius, 5 motyvuotus žmonės, kurie nusiteikia duplikuoti mus. Ką tai reiškia? Kartoti mano veiksmus ir tą patį daryti su savo komanda. Ir esu šventai įsitikinusi, kad būtent šitaip eina Renatos komanda. Jos visos eina būtent naudojasi šitą sistemą. Žodžiu, atrodo visai nesudėtinga surasti 5 lyderius, kurie padarytų 100 balų per mėnesį. Ne? Jau kas yra truputėlį ilgėliau kompanijoje, žino, kad 100 balų per mėnesį tai tikrai visai nesudėtinga yra padaryti. Juo labiau, kad praktiškai savo nusipirkus produktų mes jau beveik turim tą 100 balų per mėnesį. Ne? Tai dabar žiūrėkit. Aš esu žmogus, kurį reikėtų duplikuoti. Tarkim, kiek Vaida yra, bet kuris iš jūsų. Aš kadangi čia parašau tai reiškia, kad kai tu kalbėsi, tu sakysi, kad aš esu tas žmogus, kuris daro per mėnesį 100 balų, ir į verslą pakvietė 5 tokius pat rimtai nusiteikusius žmonės, kurie darys tą patį 100 balų per mėnesį. Ką tai reiškia? Žiūrėk, jeigu aš viena darau 100 balų per mėnesį, tai mėnesio gale aš turiu 100 balų. Bet jeigu aš pakviečiau 5 žmonės, kurie daro tą patį, ką aš, tikrai nesiplėšo, nesidrasko, 100 balų per mėnesį, tai gale mėnesio mes jau turime po savimi 500 balų, ne? Logiškai. Ir taip per 5 gylius, kai žmonės mus duplikuoja, kas darosi, žiūrėkit. Tie 5 žmonės, jeigu jie mėgdžioja mane, vadinasi, jie kiekvienas turi pakviesti po 5 žmonės, kurie darys tik tai 100 balų. Galiausiai gaunasi 25 žmonės. 25 žmonės, kurie daro po 100 balų, jau yra 2500 balų. Vėlgi, šalia mano antroje linijoje bus 25 rimtai nusiteikę žmonės, kurie mane duplikuos. Aišku, dar bus daug, kurie to nedarys, bet jie tiesiog registruojasi, perkasi dėl savęs. Aš šiandien kalbu apie lyderius, apie tos žmonės, kurie nori 15 000 eurų per mėnesį. Vadinasi, jie turi duplikuoti šitos 5, kurie pakvietė juos į verslą, ne? Arba mane, arba juos pakvietusi žmogų. Ir jeigu jie, kiekvienas iš tų 25 pakviečia 5, galutinis rezultatas jau yra 125 žmonės. Ir jau vaizdelis yra visai kitas, ne? Kai 125 žmonės daro žinokit, reikėtų paspausti kažkokį tai mikrofoniuką tikriausiai, nes visos merginos girdi gerai mane, ne? Čia viena mergytė rašo, kad negirdi čiatą. Žodžiu, jūs ten gal žinutę parašykite ar kažkaip jai, ką daryti. Labai spaudžia, don't. O aš dabar toliau kalbu. Žodžiu, šitie 125, aišku, yra daugiau, yra koks 300 galbūt tam 3. lygiui, bet 125 žmonės duplikuoja. Ką reiškia? Kad jie visi, kiekvienas iš to 125, jie turi savo 5-tuką. Jie kviečia po 5 žmonės, kurie irgi darys tik 100 balų. Ir galutiniam rezultate
jie jau turi 625 žmonės, rimtai nusiteikusius, darančius po 100 balų ir mėnesio gale generuoja, kas mėnesio gale generuoja jau 62 500 balų. Na ir 5. lygis. Tie 625 žmonės rimtai nusiteikę duplikuoja mane 5 žmonės per mėnesį. Jie daro tą patį. Tai va, tai jie, kai visi tie 625 pakviečia kiekvienas po savo 5-tuką, tai po jais gaunasi 3125 žmonės 5. mano lygyje. Ir jeigu jie visi daro 100 balų, vadinasi, mėnesio gale šitas mano lygis turi 312 000 balų 500. Tai dabar žiūrėkit. Dar kartelį. Aš darau 100 balų ir kviečiu į verslą 5 žmonės. Tie 5 žmonės mane duplikuoja ir kviečia savo 5. Gaunam 25. Tie 25 mane duplikuoja tą pirmą liniją ir kviečia savo 5-tukus. Jau turim 125. Šitie taip pat daro tuos pačius žingsnius, ką darė viršui juos pakvietė žmogus ir jau turi 625 žmonės. Jie irgi tą patį daro. Čia tik tai eina kalba apie tuos, kurie duplikuoja, kurie pamėdžioja, kurie daro tuos pačius žingsnius, ką daro jų sponsorius, lyderis pakvietęs juos į verslą. Tai va, tai galutiniam rezultate mes turime štai tiek balų. Dabar, kad aš sužinočiau, kiek mėnesio gale yra mano struktūroje balų, aš turiu visus tos stulpelius sudėti. Taigi, 5. mano gylis turi 312 500, va štai apačioje matote eilutę, aš sudėjau. Prie šitų pridėjau 62 500 4. savo gylį, tada pridėjau 12 500 3. savo gylį, tada 2. savo gylį pridėjau ir pridėjau 1. savo gylį. Ir galutiniam rezultate gaunasi, kad aš su savo lyderiais darydami tik po 100 balų, tik po 100, ne 1000, kaip kiti daro, ne 2000, tik po 100 balų. Mes turime 390 500 balų. Ir čia per vieną mėnesį. Ir yra žmonės, kurie tai daro. Bet jie, būtent jie pagal šitą sistemą dirba. Ir jie moko savo žmonės to. Ir tai reiškia, kad tai yra safyras. Žiūrėkit, aš visur pridėjau šitą lentelę, kuri yra kaip mūsų maldaknygė. Šitą mes turim žinoti. Ne? Tuoj surandam safyras. Safyras tai yra mėlynas akmuo. Ir tai reiškia, žiūrėkit, matot, 390 tai yra virš 300, bet nepasiekiam 6. Smaragdo nepasiekiam. Vadinasi, mes esam safyras. Aš esu safyrinis direktorius ir pasiekiau 36% bonusą. Dabar taip. Tie, kurie klausė mano mokymų seniau, žino, kad kompanija pirmiausiai atiduoda tai, ką uždirbo po manimi esantys žmonės. O man tik tai, kas lieka nuo kiekvieno iš jų. Tai dabar čia yra man šitas 390 500, tai man čia yra visi 5 mano tie, visi pirmos linijos 5 lyderiai. Man dabar kompanija moka nuo mano pirmos linijos kiekvieno žmogaus atskirai. Mano pirmoje linijoje yra 5 lyderiai. Ir jie visi man padarė šitą skaičių. Vadinasi, man dabar reikia sužinoti, o tai kiek padarė vienas iš jų. Tai aš dalinu iš 5, ar ne? Aišku, čia vėlgi yra preliminarų skaičiai, čia apytiksliai skaičiai, čia niekas taip nenupirks už 100, ar ne? Tiesiog, kad surasti, kiek balų padarė mano 5 kiekvienas asmeniškai, aš visus tuos balus pirmą savo liniją dalinu iš 5. Ir gaunu, kad po manimi yra 5 perlų direktoriai. Surandu greitai, ką reiškia perlinis direktorius, o perlinis direktorius štai yra 34%. Vadinasi, kompanija pirmiausiai sumokės tai, kas priklauso perlų direktoriui, o man tik tai, kas nuo 36 liks, kas nuo 36 iki 34 yra. Tai yra 2%, ar ne?
nuo kiekvieno mano direktoriaus man liks 2 procentai. Na, jau dabar mes išsiaiškinam, ne, kad aš su visa komanda pasiekiau 36 procentus, o po manimi esantis 5 lyderiai pasiekė padarė perlą ir pasiekė 34 procentą. O dabar einam skaičiuoti, tai kaip iš kur tas 15 tūkstančių čia gaunasi. Ai, nuotraukas jau kelia, oi kaip fainai. Iš kur čia tas gaunasi 15 tūkstančių. Nu ir dabar žiūrėkime. AA tikriausiai, žinote, rinkodaros plane yra parašyta. AA tai yra asmeninė apimtis. Vat mano, nes aš visą laiką sakau, mes turime 2 krepšelius. Vienas yra mano asmeninis, mažas, o kitas yra didesnis, į kurį krenta visos mano struktūros balai. Taigi, tas AA, mano 100 baliukų, bet aš pasiekiau 36 procentus. Vadinasi, kas jau biški labiau panagrinėję yra rinkodaros planą, žino, kaip yra skaičiuojamas bonusas. Kad yra dauginama iš procento pasiekto ir iš 0,55, kad paversti eurais. Vadinasi, 100 savo tą baliukus, 100 balų, aš dauginu iš 36 procentų ir dauginu iš 0,55. Ir gaunu, kad už savo balus aš pasiekusi net Safyros direktorių gaunu tik 19,80. Bet šiaip už 100 balų aš būčiau gavus 2,75 ir tokia buvo mano pradžia. Mes visi nuo to pradėjom. Matot, ką reiškia, kai tave struktūra pakelia į kitą lygį. Tu tuos pačius savo 100 baliukų, jau jie visai kitokios vertės yra, nes jie yra dauginami ne iš 5 procentų, o iš 36. Nu, bet tai čia dar ne viskas, ar ne? Kadangi mano žmonės mane duplikuoja, vadinasi, aš darau kažkokius žingsnius. Aš mokau juos, ar ne? O jie moko savo žmonės, tie moko savo žmonės. Ir už tą mokymą man priklauso nuo mano struktūros infinity bonusas. Tai vadinasi, tas bonusas, kuris yra procentaliai, kas lieka, šiuo atveju tie 2 procentukai, kurie man lieka, ar ne? Infinity bonusas. Taigi, pas mane yra 5 lyderiai padarė po 78 tūkstančius balų. Ir dabar taip, aš esu pasiekus 36, o jie pasiekė 34. Pirmiausia, kompanija sumokėjo jiems, o man tai, kas liko. Iš 6 atėmus 4 yra 2. Vadinasi, man 78 100 reikia dauginti iš 2 procentų ir dauginti, kaip jau sakiau, tą formulę iš 0,55. Kas gaunasi? Gaunasi, žiūrėkit, kad nuo kiekvieno šito savo lyderio man, tie 2 procentukai, pažiūrėkit, tie 2 procentukai yra 859 eurai. Bet kadangi pas mane yra 5 tokie lyderiai, aš dar dauginu iš 5. Ir galutinis skaičius yra infinity bonusas 4295. Nu, bet tai vis tiek ne 15, ar ne? 19,80 plus 4295, tai tikrai nėra 15. Tai va, tai dabar mes ir priėjom prie linksmiausios dalies. Aš tikrai ne kartą per visus mokymus visada sakau, kad jūsų tikslas turi būti ne tapti direktoriumi, bet užauginti direktorių. Nes patys gražiausi pinigai mums iš kompanijos ateina už direktorių. Už užaugintą direktorių. Tai mano struktūroje atsiranda direktorius, man kompanija moka ne 1 procentuką, ne 2, ne 3, jeigu pavyksta net per 3 atsiplėšti, o 5 procentus. Man kompanija moka 5 procentus, tai yra direktoriaus bonus. Aišku, jeigu yra kersas, bet apie kersą aš kalbuosi tik su tais žmonėmis, kurie jau turi po savim direktorius, kad neapkrauti galvos bereikalingą informaciją. Tai va, tai dabar žiūrėkit, skaičiuojam tą direktoriaus bonusą. Tai jeigu infinity bonusas man buvo 4295, tai dabar žiūrėkit, kaip gražiai viskas gaunas to direktoriaus bonusu. Tie patys balai, žiūrėkit, už tuos pačius balus, nuo tų pačių žmonių aš gaunu 2 bonusus. Infinity ir direktoriaus. O direktoriaus, kaip minėjau, yra 5 procentai. Tai tuos pačius 78 100 balų aš dauginu iš 5 procentų ir iš 0,55 formulę atlyginimo skaičiavimo.
ir gaunu, kad nuo vieno direktoriaus į mano piniginę įkrenta 2147 eurai. Bet pas mane yra 5 tokie direktoriai. Vadinasi, šituos pinigus aš dauginu iš 5. Ir gaunasi taip, kad nuo direktorių, tai yra direktoriaus bonusas, nuo mano struktūroje esančių 5 direktorių, kuriems aš padėjau, kuriuos aš mokiau, man įkrenta 10 738 eurai. Na, aš jau centų nesakau. O dabar pabandykim suskaičiuoti. Tai va, nes tai, kas pajuodinta, tai yra mano pinigai. Tai 19,80, pridedam Infinity bonusą 4295 ir pridedam direktoriaus bonusą 10 738. Galutinis rezultatas yra 15 054. Čia yra mažiausia, kas gautųsi, jeigu 5, 5, 5, 5, 5. Todėl, kad visada šalia tų 5 lyderių yra 100 nelyderių, kurie trupučiuką daro ir nuo jų taip pat mums krenta, ar ne? Tai va, viskas juodu ant balto. Viskas yra išdėliota juodu ant balto. Viskas yra įmanoma. Ir turime... Taip, Lietuvoje dar tikriausiai niekam nepavyko to padaryti, nes kad ir kaip atrodo nesudėtinga tą 100 balų padaryti, bet kad atsirastų per 5 lygius, 5 žmonės, kurie pakvies savo 5-tuką, kad tas 5-tukas pakviestų savo 5-tukus, kad tie 5-tukai pakviestų savo 5-tukus. Tai nėra taip paprasta, bet yra labai įmanoma. Tai atsakau, mes turim Čekijoje pavyzdžių ne vieną, kad tai yra įmanoma. Tik tai taip jos pasiekia tos rangus per 8 mėnesius ir daugiau. Tai va, dabar pažiūrėkim kitą skaidrę, bet prieš tai galbūt yra klausimų. Nu, dabar žiūrėkit. Taip. Dabar žiūrėkit. Likau viena kalbėti, nes matyt, kai kameras išsijungia, tai nebematau. Aušra, išjungit garsą. Jo, bet aš matau, bet nesvarbu. Dabar žiūrėkit. Mes visi žinom, kad 150 balų yra kur kas naudingiau daryti, ne? Tai pažiūrėkit, kas gautųsi, aš jau dabar nebesigilinsiu. Visas tas skaičiavimas būtų lygiai tas pats, tik tai, kai žmonės daro ne 100, o 150 balų. Jau galutinis rezultatas yra 19 300 eurų per mėnesį mažiausiai. Bet vėlgi labai svarbu duplikacija. Ir jūs visi puikiai žinot, kodėl apsimoka daryti 150 balų, o ne 100. Dėl dėkojimo, ne? Tai įsivaizduokit, kompanija ne tik tai sumoka tokius pinigus už mūsų darbą, dar dovanoja kalną dovanų. Nežinia, kiek tęsi šitą skatinimo programą, jeigu neklystu, balandį jinai baigėsi, bet dažniausiai būna, kad kompanija ją pratęs. Nes jau, man atrodo, 3 metai, kaip jie yra veikianti pas mus ir tikrai labai sėkmingai. Aš nežinau, kiek kompanija dar dalins tas dovanas į kairę ir į dešinę. Tai, kad dabar prie šitų skaičių nebegrįžti, ir prie tų 5-tukų irgi negrįžti, pabandykim tokį, paprastesnį variantą. Pavyzdžiui, dar kadangi 10 minučių neįsijungia, vadinasi, dar turim laiko, jūs tikriausiai turite dar energijos, o jeigu kažkokių klausimų, tai paklauskit, bet aš turiu štai kitą schemą pasidaryti. Dabar pažiūrėkit biškitą skaidrę, tikriausiai viskas aišku, ar ne? Kiek čia dabar lyderių aš kviečiu ir ką tie lyderiai daro? Ir ar yra kažkokių klausimų? Tikriausiai nėra klausimų, ne? Ar viskas aišku, Larisai, Ingridai, mačiau, yra pasijungusios. Ir dabar žiūrėkit truputėlį lengvesnis variantas, ne? Kaip matot, šį kartą aš į verslą kviečiu 3 lyderius. 3 lyderius pakviesti yra lengviau negu 5, ne? Bet kokiu atveju. Bet
Šitie mano lyderiai daro ne 100, o 150 balų. Tiksliau, aš darau 150, o jie mane kopijuoja. Jie duplikuoja mane. Mane kopijuoja. Taigi, aš pakviečiau 3 žmonės, kurie mane kopijuoja ir galutiniam rezultate pirmoje linijoje aš turiu 450 balų. Šitie žmonės rimtai nusiteikę, žino, ką reikia daryti, kadangi jie mane kopijuoja, jie kviečia savo trejetų. Tai vadina, galutiniam rezultate yra 3, 3, 9. Šitie 9 rimtai nusiteikę, aišku, 100 yra nerimtai nusiteikusi, bet 9 yra rimtai nusiteikę antroje linijoje ir jie kviečia savo trejetukus, aiškindami, kaip svarbu yra daryti 150 balų, kaip naudinga ir taip toliau, koks yra bonusas, kiek yra dėkojimų ir taip toliau. Naudos kalba, apie ką aš ne per seniausiai kalbėjau. Ir trečioje linijoje mes turime 27 lyderius, kurie taip pat nusiteikia dirbti rimtai, nusiteikia kopijuoti šituos savo lyderius, savo sponsorius, kurie pakvietė juos į verslą ir juos moko. Ir jeigu jie, tie 27, pakviečia savo trejetukus, liko 10 minučių, labai gerai. Oi. Ką matot? Ar matot skaidrės? Padariau skrinčiuotę, matau skaidrį. Turim tai. O aš čia kažką paaiškinau. Nes aš skaidrės nebematau. Aš to įmesiu į grupę, turiu padarius. O, matau, viskas gerai, matau. Tai va, tai žodžiu, tie 27 rimtai nusiteikę kviečia savo trejetukus. Ir galiausiai turim 81, ne? Na ir tas 81 vėlgi tik po 3 žmonės, tik po 3, ne 5, tik po 3 žmonės, kurie darys tos pačius žingsnius, ką daro ir juos pakvietė žmogus. Ir gaunasi 5 linijoje 243 žmonės. Jie visi daro 150 balų. Vadinasi, sugeneruoja 36 936 balus. Dabar, kad sužinočiau savo šio mėnesio balus, aš vėlgi turiu sudėti visus skaičius. Ir visus skaičius sudėjus, štai, 306 936, 12 plus ketvirtas lygis 12 150, plus 4050, plus 1350 ir plus mano pirmas lygis ir plus mano 150 asmeniškai. Gaunasi 54 936 balai. Tai reiškia, kad aš esu, pažiūrėkit, pasiekiau 50, bet nepasiekiau 100. Vadinasi, aš esu perlas. Ir man kompanija sumokės 34 procentus. Einu dabar žiūrėti, o tai kas tai mano pirmoji linijoje dabar yra. Ir gaunu, kad pirmoji linijoje pas mane yra 1354 kart 5, gaunu 18 300, kad kiekvienas po manimi esantis 3 žmonės po manimi rimtai nusiteikę yra sidabriniai direktoriai. Nes jie, pažiūrėkit, padarė 18 312, bet nepadarė 25. Matot? Tarp. Vadinasi, jie yra sidabriniai ir jiems kompanija mokės 32 procentus. Ir vėlgi sakau, pirmiausia, kompanija sumokės jiems 32 procentus, o man kas liks nuo 34 iki 32 ir vėl 2 procentai man lieka, ar ne? Nu ir einam vėl prie skaičiavimų. Žiūrėkit, asmeninė mano apimtis 150 balų kart 34 procentai ir kart 0,55 yra 28 eurai, 5 centai. Pažiūrėkit, darant 150 balų, nors ir iš mažesnio procento dauginant, vis tiek gaunasi daugiau negu kad 100 balų pirmai dauginau už 36 procentų. Matot? 150 dauginti iš 34 ir iš 0,5 aš gaunu 28. Mano asmeninis bonusas yra toksai. Tada einu skaičiuoti infinity bonusą. Ta gabalėlį, kas lieka nuo mano struktūros, kai aš pasiekiu kitą rangą.
Ir šiuo atveju pas mane yra 3, ne 5, aš 3 lyderius kviečiau. 3 žmonės po 18 000 balų padarė. Vadinasi, pirmiausiai kompanija jiems sumokėjo 34, o man liko tik tai 2. Tiksliau, jiems sumokėjo 32, aš pasiekiau 34, tai iš 34 atimti 32, man asmeniškai liko 2 procentai. Tai kompanija šitos 18 000 dauginam iš 2 procentų ir iš 0,75 ir gaunu, kad nuo kiekvieno iš tų 3 po manimi esančių lyderių man į piniginę įkrenta 201 euras. Bet kadangi pas mane yra 3 tokie lyderiai, tai iš viso Infinity bonusas man yra 604,30. Einam prie direktoriaus bonuso. Ašgi sakiau, kad labai reikia auginti direktorius. O kadangi pas mane žmonės 3 yra padarę 18 000, vadinasi, jie yra netgi sidabriniai direktoriai. Ir man tos 5 procentus mokės nuo sidabrinių direktorių. Taigi, 18 312 dauginam iš 5 procentų direktoriaus bonusas, dauginam iš 0,55 ir gaunam, kad nuo kiekvieno po manimi esančio direktoriaus man klius 503 eurai. Ir pas mane yra 3 tokie direktoriai. Vadinasi, iš viso, dauginam iš 3, iš viso, nuo visų direktorių man klius 1510 eurų. Nu ir dabar viską sudėkim. Sudėkim mano asmeninį bonusą, sudėkim Infinity bonusą, nu ir sudėkim direktorių bonusą. Jūs tikrai matot puikiai, kad direktoriaus bonusas gerokai didesnis negu Infinity. Todėl tikrai verta auginti direktorius. Na ir bendroji sumoje aš gaunu 2143 eurus per mėnesį. Nu, aš tai manau, kad tai tikrai labai neblogos pajamos per mėnesį, kai tau nereikia kelnoti plytų, kai tau nereikia šalti, kai tu turi pakviesti į verslą 3 žmonės, juos mokyti daryti tokius pat žingsnius, kad tie 3 žmonės kviestų savo 3 žmonės, jiems įrodyti, įaiškinti, kaip yra svarbu pakvietus 3 žmonės, parodyti naudą, kodėl jiem reikia kviesti, aišku, kvies 100, kaip sakiau, bet rasti tuos 3 lyderius, kurie duplikuos, kurie darys 150 balų per mėnesį. Tai va, žinokit, jau norėčiau netgi atsigerti, bet tai dabar gal netgi išjungiu. Ar yra klausimų kažkokių? Aš žinau, kad buvo labai daug skaičių, bet 100 kartų kartoji. Jo labiau, kad tai yra rinkodaros plane, aš į čiatą pasidalinau tą skaidrę. Kai kartojimas yra mokslų motina. Kuo daugiau kartosi, tuo daugiau liks galvoje. Todėl, kad pirmą kartą klausant bet kokią informaciją lieka tik 17.